Sveiki visi, šiandien pratęsime mokomųjų vaizdo klipų ciklą būsimiem vairuotojams. Praeitą kartą kalbėjom, kaip tinkamai atlikti gyvatėlės pratimą, o šiandien pakalbėsime, kaip tinkamai atlikti tunelio pratimą arba dinaminio gabarito, kitaip šnekant, pratimą. Tai galime pradėti. Pradedame tunelio arba dinaminio gabarito pratimą. Taigi, įvažiuojant į patį pratimą, reikia laikytis daugmaž per viduriuką, stebėti gaireles iš abiejų pusių, tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Važiuojant link pačio posūkio, reiktų laikyti šiek tiek nuošaliau nuo vidinio posūkio spindulio, tam, kad labai prie jo nepriartėjus, po to nepaliesti su automobilio galinė dalimi tų gairelių, kurios yra ant pačio posūkio. Tai dėl to rekomenduojama laikyti šiek tiek kairiau, to išorinio spindulio laikytis. Tokiu būdu mes sumažiname tikimybę, kad paliesime gaireles, kurios yra mums iš dešinės. Ir tokiu būdu važiuojant stebime per veidrodėlius atstumus, per priekinį stiklą stebime gaireles, kad nepaliesti gairelių, kurios yra priekyje. Ir tokiu būdu važiuojant tolyn, ištiesinti vairą ir pravažiavus paskutinėsias gaireles sustoti. Nu ir dabar ką, rekomenduojame šitam pratimą šiaip pasireguliuoti veidrodėlį žemiau, tam, kad matytume vidinio posūkio to spindulio tą liniją ir gairelių apatinės dalis, tam, kad galėtume matyti, važiuodami atbulomis, tą visą liniją, tą vidinį posūkio spindulį ir laikytis daugmaž palei jį, kad nuo jo nenutolti. Nes jeigu nutoltume, tai gali būti taip, kad tiesiog nepravažiuosime to spindulio, nes neužteks mums vietos posūkio metu. Taigi aš važiuoju tiesiog atbulomis, kol kas tiesiai, artėju link to posūkio spindulio vidinio ir kai maždaug vėlgi ratas būna maždaug pa šitoj vietoj, ties spindulio pradžia, aš po truputį užsukinėju vairą ir stebiu liniją tą vidinio posūkio spindulio, kaip jinai užsisukinėja. Ir atitinkamai vairu reguliuoju tą, sakykime, mūsų automobilio važiavimo kryptį. Jeigu matau, kad automobilis važiuoja gan arti, nesuku vairo daugiau. Jeigu matau, kad tarsi spindulys tas toliau užsukinėjo analogiškai vairą jam, kad automobilis kryptų į tą pusę, kad nenutoltume mes nuo to vidinio posūkio spindulio. Ir tokiu būdu, išlaikydami tą važiavimo trajektoriją, nenutoldami nuo dešinės pusės, mes turime šansą pravažiuoti šitą pratimą, nenutoldami link šitos kairės pusės, kur yra iš kairės link tų gairelių. Nes jeigu mes nutoltume link tos kairės pusės, automatiškai galime po to užstrigti ir nepravažiuoti. Ir kaip matome, dabar automobilis išsitiesina, posūkis pats baigėsi, posūkio spindulys, mes išvažiuojame tiesiai, belieka ištiesinti pilnai ratus, vairą ir važiuoti tiesiog atbulomis tiesiai. Ir pratimas būna baigtas. Thank you.